sveiki. Dar kartelį apie baseiną. Kas nebuvote, būtinai turite čia atvykti. Mažiau maisto, daugiau vandens ir sporto. Labai rekomenduoju. Na, o pabaigai labai paprasta maldelė. Ačiū Viešpatie už šitą nuostabų baseiną. Ačiū, kad mane palaiminai, kad aš galėjau numesti visą savo naštą, viso gyvenimo naštą, viso pasaulio žmonių naštą. Jums visiems tiek kentėti nereikės. Aš viską praėjau. Jums tik reikia išgirsti mane ir tai daryti. Yra sėkmingo gyvenimo formulė, kurią reikia eiti. Labai paprastai reikia eiti doros keliu ir jūs visos negandos aplenks. Atsiduoti Viešpačiui, aukščiausiam kūrėjui ir jūs gyvensite patį nuostabiausią gyvenimą. Na, o jeigu jums duotas toks kelelis, kažką stipriau išgyventi, su Dievu, tik tai taip galima išgyventi. Tai va, laiminu, ačiū Viešpatie, laiminu baseiną, visus jo darbuotojus, visus besilankančius ir besirūpinančius savo sveikata. Ačiū už didžiausią galimybę man čia apsilankyti, jaučiuosi palaiminta, laiminga, karalienė, juk aš esu Dievo dukra, kaip ir jūs visi. Ir ačiū už tai, jaučiu, netgi pajaunėjau, dar visi žandai raudoni nuo pirčių ir nuo vandens. Ir ačiū, gražios palaimintos dienos, te gyvuoja sveikata ir sveiki žmonės. Juk nesveiki ilgai negyvena. Tai linkiu labai ilgo, gražaus, harmoningo gyvenimo tokio, kokį susikursite patys. Tad su Dievu, kaip visada. Iki.